Jūs atsakykit, koks kuras turi daugiau emisijų? Biomasė, kuriai norėdavęs jūs proteguoti, ar dujus, kurią norite jūs uždrausti? Čia poniai Budraitė klausimas, taip? Taip. Prašau. Aš galiu labai puikiai atsakyti šitą klausimą. Koks Biomasė kuras? yra vadinamas neutralus kuras. Kodėl? Todėl, kad medžiai veikia kaip natūralios anglies saugyklos. Apie CO2. Jos iš atmosferos sugeria CO2, užrakina savyje ir laiko, neišleisdamos į atmosferą ir neintensyvindamos šiltnamio efekto. Kai mes deginame tą kurą, tas ilgai laikytas saugykloje CO2 vėl sugrįžta atgal į atmosferą ir vėl skatina šiltnamio efektą. Tai atsakant į klausimą, kas yra taršiau, tai taršiausia yra nafta, anglis, gamtinės dujos. Dujos, biokūras, atominė. Atsakykit. Atominė energetika gamybos procese nėra tarši ir emisijų negeneruoja, tačiau jai gaminti reikia taip pat daug resursų, ypač branduolinio kuro, plus tai kūrė mums kitas problemas. Pavyzdžiui, kaip radioaktyvios atliekos, kurių pasaulis nesugalvojo kaip tvarkyti, ir tai yra tiksinti bomba, aktuali ir teroristams, ir Rusijos režimui, ir užkraunanti naštą ateities kartoms.